22 ir 423 pratimukai yra labai panašus, todėl aš juos sudėsiu į vieną filmuką ir paaiškinsiu vienu kartu. Labai svarbi pastaba, ne? Pardavus 3/8 slidžių porų parduotuvėje liko 120 slidžių porų. Kiek slidžių porų parduotuvėje buvo iš pradžių? Labai svarbu teisingai pasižymėti, ar ne? Sako, pardavus 3/8 slidžių porų. Aš taip savo ir žymiu, kad mes būtent tiek pardavėm. Pardavė, taip ir žymiu 3/8. Kitas svarbus pastebėjimas, kad sako sąlygoje, ar ne, liko 120 slidžių porų. Žymiu savo kaip kitą punktą, liko, vėlgi žymiu skaičiuką truputį toliau, liko 120, ar ne? Labai svarbu pastebėti tokią dalyką, kad čia buvo tiek parduota, bet mes nežinom, kiekgi mums iš tikrųjų tų slidžių porų, kokia dalis liko. Todėl man reikia atlikti veiksmus. Iš vieneto atimti 3/8 to, kiek yra parduota. Reikia bendrą vardiklinti, vienetukas ir aštuntukas bendras vardiklis būtų 8, tai čia būtų 8/8 vietoj vienetuko. Atimu 3/8 ir atsakymas būtų 5/8. Reiškia, čia dalis yra 5/8. Dabar kaipgi rasti, kiek iš viso buvo slidžių iš pat pradžių parduotuvėje, ar ne, kiek buvo nuo pradžių. Tiesiog belieka atitinkamą skaičiuką padalinti iš jo dalies ir gausime tą atsakymą. Taigi dalinam 120 padalinta iš 5/8. Vėlgi, kaip ir įprasta, trupmenų dalyba keičiama į daugybą ir antroji trupmena apsiverčia aukštyn kojom. Taip, atsakymas būtų toks. Vėlgi pabandysim truputėlį galbūt paprastinti. Taip, čia būtų vienetas, čia būtų, jeigu padalinus iš 5, būtų 24. 24 kartą 8, jeigu neklystu, yra 192. Ir čia atsakymas toks jau būtų. Daugiau veiksmų jokių daryti nereikia. Čia buvo 422 pratimo sprendimas. Šiuo metu paaiškinsiu ir 423. Jis labai panašus, idėja ta pati. Vėlgi skaitau sąlygą. Motiejus perskaitė 81 knygos puslapį. Iš karto bandau savo žymėti. Perskaitė 81. Žymiu puslapį. Na? Taip, sako, kiek puslapių yra knygoje, jeigu Motiejui liko perskaityti 1/4 visos knygos. Liko 1/4, taip. Vadinasi, čia šita dalis sudarytų 3/4. Ir norint rasti, kiekgi buvo knygoje apskritai puslapių, man reikėtų 81 dalinti iš 3/4, trupmenų dalyba keičiama į daugybą.